Tai sveiki visi dar kartą. Šiandien labai daug girdėjom kolegos, kaip šnekėjo apie vairuotojus, kaip jiem tapti, kaip jie laiko egzaminą ir kaip čia jiems sumažinti tą stresą. Tai turbūt antroje dienos pusėje pakalbėsim apie tai, su kuogi tie vairuotojai susiduria tapę eismo dalyviais. Ir pati esu prevencijos skyriaus viršininkė šiuo metu, bet turiu 13 metų patirtį dirbant kelių policijoje, todėl pasižiūrėsim šiek tiek per tą tokią galbūt labiau eismo įvykių prizmę ir streso poveikį. Taigi, eismo sistema, eismo dalyviai, transporto priemonė, kelią įtakoja įvairių veiksmų, kelių inžinerija, naujas transporto priemonės, saugos technologijos, eismo dalyvių švietimas, kontrolė, prevencija. Šiame pristatyme norėčiau akcentuoti, kaip stresas įtakoja eismo dalyvių elgesį ir parodysiu keletą pavyzdžių, kaip pavyzdžiui teisinis reguliavimas vykdamas kartu su kitomis priemonėmis, kontrolė, prevencija, švietimu ir kita gali padėti sumažinti mirtingumą keliuose. Taigi, stresas turbūt ir prieš tai kolegos išskyrė, kad yra toks tarsi gerasis ir blogasis. Tai stresas veikia vairuotoją dvejopai. Per didelis stresas didina agresyvumą, mažina kantrybę, neteisingos situacijos įvertinimą ar lėtesnę reakciją. Per didelis atsipalaidavimas sumažina dėmesingumą, atsiranda mieguistumas, per didelis pasitikėjimas savimi ir sulėtėja reakcija. Gerasis stresas turbūt toks trumpalaikis ir ne per stiprus, gali turėti teigiamos įtakos, tai yra pagerina susikaupimą, didina motyvaciją, padeda efektyviau dirbti. Taigi, ko bijo vairuotojai? Prastų oro sąlygų. Tyrimai rodo, kad daugiau vairuotojų sukelia stresą blogos oro ir kelio sąlygos. Tačiau palygindami matomą statistiką sausio-vasario mėnesiais ir tikrai visi pamenate, kokią žiemą turėjome šiais metais, tai matome, kad lyginant su 25 metų, tais pačiais mėnesiais, kada buvo puikios oro sąlygos, eismo dalyvių žuvo daugiau negu du kartus mažiau. Tai vairuotojai patirdami tam tikrą stresą, esant blogom oro sąlygom, labiau susikaupia ir susikoncentruoja į vairavimą. Apklausos rodo, kad kitas stresą vairuotojams sukeliantis veiksnys yra vairuotojų baimė gauti baudą, prarasti teisę vairuoti ar sulaukti kitų sankcijų. Toliau pakalbėsiu ir kokia streso forma gali turėti įtakos teigiamos eismo saugumui. Taigi, matote, per pastaruosius 20 metų eismo įvykiuose žuvusių skaičius reikšmingai sumažėjo. 2022 metais buvo pasiektas mažiausias nuo 90-ųjų žuvusių keliuose skaičius. Žuvo 122 žmonės. Palyginti su 2005, kai per metus žuvo 773 žmonės, tai 651 žmogumi 2002 metais žuvo mažiau. Labai reikšmingas proveržis įvyko 2080 metais, kai paskelbtas gerai žinomas karas keliuose, efektyvios teisėkūrinės eismo dalyvių kontrolės, socialinės reklamos priemonės ir žiniasklaidos skiriamas didelis dėmesys žuvusiųjų keliuose skaičiui sumažinti daugiau nei 2 kartus. Taigi, šioje skaidrėje geltonomis rodyklėmis pažymėti metai, kuriais įvyko tam tikri žymus teisės aktų pakitimai susiję su dalyvių atsakomybės sugriežtinimu. Taigi, pradedantieji vairuotojai, apie kuriuos čia jau tikrai kolegos nemažai kalbėjo ir tokie žymus teisės akto pakeitimai įvyko 2008 metais Liepos 1 dieną, apie kuriuos ir pakalbėsiu šiek tiek. Eismo saugumui labai svarbu tinkamai parengti vairuotojus, jau nuo pirmųjų jų vairavimo metų suformuoti reikalingus įgūdžius ir vairavimo kultūrą.
Įvertinus pradedančiųjų vairuotojų sukeliamo eismo įvykių skaičių buvo pakeisti teisės aktai. Ir nuo 2008 Liepos 1, kaip ir minėjau, įsigaliojo naujas teisinis reguliavimas, pagal kurį vairuotojams įgijusiems teisę vairuoti pirmosius 2 metus, nustatomas bandomasis laikotarpis. Per pirmosius 2 metus, pažeidus tam tikrus kelių eismo taisyklių reikalavimus, pradedantieji vairuotojai privalo pabaigti papildomų mokymų kursą. Taigi, anksčiau mes turėjom situaciją, kada pradedantieji vairuotojai patirdavo stresą tik pasirengimo tapti vairuotojais etape, kai buvo mokomasi vairuoti ir laikomi egzaminai regitroje. O vėliau tapę eismo dalyviais kelyje atsipalaiduodavo, nors ir neturėjo reikalingų vairavimo įgūdžių. Pasikeitus reglamentavimui tam tikra prasme atsirado gerasis stresas, kuris neleidžia atsipalaiduoti pradedantiesiems vairuotojams. Taigi naujo reguliavimo rezultatai pasimatė labai greitai ir po 2 metų palyginti su 2007 metų statistika, 2009 pradedantieji vairuotojai sukėlė 34% mažiau eismo įvykių ir buvo sužeista 44% mažiau eismo dalyvių, bei 20% mažiau žuvusiųjų. Praėjusiais metais dėl pradedančiųjų vairuotojų kaltės žuvo 15 žmonių, tai yra 20 žmonių mažiau nei 2007 metais, daugiau kaip 2. Taip, leistino alkoholio kiekio pradedantiesiems vairuotojams sumažinimas, nes iki 2015 metų, kaip žinote, buvo 0,4 promilės leidžiama etilo alkoholio norma ir pradedantiesiam. Nustatyta norma, tai šis pakeitimas taip pat buvo labai efektyvus, rezultatai buvo matomi pirmaisiais metais, palyginti 2014-2016, eismo įvykių neblaivus pradedantieji vairuotojai sukėlė netgi 61% mažiau, sužeistųjų 62% sumažėjo, o žuvusiųjų net 71%. Ir praėjusiais metais dėl neblaivių pradedančiųjų vairuotojų kaltės žuvo 2 žmonės. Kitas pavyzdys – sėkminga kova su vairavimu neturint teisės vairuoti ir jo padariniais. 2007 metais vien dėl teisės vairuoti neturinčių vairuotojų kaltės žuvo 128 žmonės, tai yra net daugiau nei 2022 metais viso keliuose žuvo žmonių dėl įvairių priežasčių. Taigi nuo 2008 metų gerokai sugriežtinus tas reikalavimas už vairavimą neturint teisės vairuoti. Ir iki 2008 galėjo būti skiriama tik bauda, tai nuo 2008 metų administracinis areštas, kuris, kaip žinote, galioja iki 2017 metų, šiuo metu nėra tokios atsakomybės, transporto priemonės konfiskavimas neturintiems teisės ir neblaiviems, draudimas nuo pažeidimo padarimo dienos 1 metus įgyti teisę vairuoti. Skaidrėje matome akivaizdus pokyčiai. 2009 metais palyginti su 2007 dėl neturinčių teisės vairuoti kaltės sumažėjo 65%. 2025 metais dėl neturinčių teisės vairuoti vairuotojų kaltės žuvo 16 žmonių. Pateikiama neblaivių vairuotojų sukeltų eismo įvykių statistika ir teisės aktų pakeitimų poveikis. Sugriežtinus atsakomybę 2008-2009 metais žuvusių dėl neblaivių vairuotojų kaltės palyginti su 2017 sumažėjo 46%, sužeistųjų 66%. Nustačius neblaiviems vairuotojams 10 metų draudimą vairuoti žuvusių dėl neblaivių vairuotojų kaltės 2015 palyginti su 2014 įvyko staigus sumažėjimas netgi 65%. Nuo 2017 kriminalizavus vairavimą, kai nustatoma daugiau kaip 1,5 promilės alkoholio eismo įvykių, dėl neblaivių vairuotojų kaltės sumažėjo 24%. Žinoma, savaime vien teisės aktų pakeitimai nepriverčia eismo dalyvio laikytis kelių eismo taisyklių ir nesumažina žuvusių keliuose eismo dalyvių skaičių. Tam reikalinga eismo dalyvių kontrolė. Pateiktoje skaidrėje matote, policija nustatytų neblaivių vairuotojų skaičius. Nuo 2016 metų policija kiekvienais metais taip stabiliai galima įvardinti nustato apie 10 000 neblaivių vairuotojų. Kaip matote, per pastarosius 5 metus padaugėjo vairuotojų, kurių girtumas siekia iki 1,5 promilės. Taigi viena iš priežasčių gali būti ta, kad policijos pareigūnai pradėjo naudoti alkoholio detektorius. Tai labai efektyvi ir greita priemonė vairuotojams tikrinti. Jei detektoriaus alkoholio neaptinka, užsidega žalia lemputė, jeigu aptinka, užsidega raudona lemputė, turbūt jau daugeliu iš jūsų yra tekę ir patiems išbandyti tuos detektorius. Tai tuo pačiu ir
tokia priemonė leidžia patikrinti ženkliai didesnį vairuotojų skaičių. Tai reiškia, mes žymiai didesnį srautą vairuotojų galime patikrinti ir turbūt tas irgi įtakoja, kad, žinot, kuo daugiau mes patikrinsim, turbūt tuo daugiau ir nustatysime. Tuo pačiu matomas nuoseklus vairuotojų, kurių neblaivumas viršė 1,5 promilės mažėjimas. Kaip minėta anksčiau, tai taip pat gali turėti ilgalaikį įtaką dėl šios veikos kriminalizavimo. Tai yra sukelto gerojo streso pavyzdys. Taigi, šiek tiek apie kitus eismo dalyvius, pėsčiuosius. Tai nuo 2018 metų lapkričio 1 įsigaliojo taipogi pakeitimai, kurie vėlgi griežtino atsakomybę ir reikalavimus eismo dalyviams. Tai eismo dalyviams pėsčiųjų perėje vairuotojai privalėjo sustoti prieš pėsčiųjų perėją, kai pėsčiasis ketina įžengti į ją. Nes prieš tai buvo reglamentavimas, numatyta praleidimas tik pėsčiajam įžengus į pėsčiųjų perėją. Pėstiesiems atsirado draudimas naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, einant pėsčiųjų perėją ar kertant važiuojamą dalį. Šio sugriežtinimo sukelto gerojo streso rezultatai buvo matomi jau pirmaisiais metais, kai pėsčiųjų žūtys pėsčiųjų perėjose sumažėjo net 36%. Tuo pačiu metu nuo 2018 metų policija pradėjo daugiau laiko skirti pėsčiųjų perėjų kontroliai, o nuo 2020 metų padaugėjo neviešo patruliavimo atvejų, todėl tokių pažeidimų skaičių ženkliai išaugo. Apatinėje diagramoje jūs matote, kuo daugiau pažeidimų nustatoma pėsčiųjų perėjose, tuo mažiau jose žūna žmonių. Taigi, sukeldami trumpalaikį gerąjį stresą eismo dalyviams, griežtindami kontrolę, taikydami efektyvias priemonės ir didindami atsakomybės jausmą, galime pasiekti ilgalaikių teigiamų pokyčių. Duomenys rodo, kad didesnė kontrolė ir pažeidimų nustatymas tiesiogiai prisideda prie mažesnio eismo įvykių ir žūčių skaičiaus. Todėl kryptingai kuriamas sąmoningumas skatinantis stresas nėra neigiamas reiškinys, priešingai tai veiksminga priemonė, kuri padeda kurti saugesnę aplinką mums visiems. Ačiū.